Labas, šiandien aš norėčiau pakalbėti apie tai, kad kiekvienam japonui labai patinka Lietuva. O kai aš aplankiau Lietuvą, sutikau daug japonų ir prisimenu, kad tada labai nustebau. Dauguma šių japonų buvo Lietuvoje laikinai, kad studijuotų Lietuvos universitete. Jie yra Japonų universiteto studentai. Iš viso galbūt buvo beveik 20 studentų, jeigu gerai prisimenu. Nežinau tiksliai kiek buvo, bet labai daug buvo. Ir mačiau tiek japonų tik mieste Kaune. Kiekvienus metus atvažinėja į Lietuvą studentai iš Japonijos. Be to, keliaujant po Lietuvą, aš irgi sutikau ten japonų turistus. Lietuvoje apsilanko daugiau japonų nei tikėjausi, todėl nesunku sutikti japonus šioje šalyje. Visada hostelyje aš sutikau japonų turistus, o kalbėjusi su jais, pastebėjau, kad visiems tikrai patinka Lietuva. Nekalbėjausi su tikrai visais, bet dauguma. Kiekvienas japonas visada sako, kad jam arba jai patinka Lietuva. Nenori išvažiuoti iš Lietuvos, dar ilgiau nori gyventi arba apsistoti Lietuvoje. Kiekvienas su jų visada kalbėjo apie Lietuvą teigiamai. Buvo tik vienas neįgiamas dalykas apie Lietuvą, ir tai apie nedraugiškus kasininkus, bet to viskas buvo teigiamas. Tada dabar aš kalbėsiu, kas labai jiems patinka Lietuvoje. Pirmas dalykas yra tai, kad Lietuvoje laikas praeina lėtai. Nežinau, kaip gerai išreikšti tai žodžiais, bet gal tai reiškia, kad miestų žmonės neskuba į nieką ir neįrūsta. Ne per daug žmonių, mašinų ir taip toliau. Gyvenant Japonijoje, ypač didžiuosiuose miestuose, visada žmonės skuba į kažką, įrūsta ir bėga po miestą. Ypač ryte tai baisiai atrodo, irgi labai daug mašinų, traukinių, autobusų važinėja. Atrodo, kaip pats visas miestas skuba. Jei geresniu būdu, tai sakyčiau, Japonijos tokie miestai yra labai gyvybingi ir tai nėra blogai, bet jeigu visada kasdien esu tokioje vietoje, tai yra labai varginantis. Japonijoje irgi tokie vietos kaimuose arba periferijoje, bet Lietuvoje net Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje laikas praeina lėtai kaip Japonijos periferijoje. Antras dalykas yra tai, kad Lietuvos žmonės yra labai maloni. Šie japonai visada sakė, kad tie žmonės yra labai maloni, draugiški ir visada, kai turėjo sunkumų, jiems padėjo. Aš irgi manau, kad tai tiesa. Pavyzdžiui, su lietuviais galima kalbėtis normaliai iš pirmojo susitikimo ir visada labai malonu su jais kalbėtis. Anksčiau aš girdėjau visada, kad lietuviai yra nedraugiški, nemaloni ir taip toliau, ir pradžioje to nesitikėjau, bet realybėje tai visai netiesa. Tai buvo visai priešingai, yra labai didelė spraga tarp gandus ir realybės. Dėl tos spragos gal jaučiame labiau, kad lietuviai yra labai maloni. O trečias dalykas yra tai, kad Lietuvos miestai yra labai gražus. Visi šie japonai sako, kad Lietuvos miestai yra labai gražus. O japonės net sako, kad Lietuvos miestų pastatai yra mieli, žavingi. Japoniškai tai kawaii. Kawaii tai reiškia cute arba pretty angliškai. Nežinau, kaip galėčiau tiksliai tai versti į lietuvių kalbą, bet tie pastatai yra paprastai kawaii pagal japonės. Tie pastatai tai spalvingi pastatai arba bažnyčios senamiestyje kaip Kaune arba Vilniuje. Ir šie dalykai yra priežasčiai, kodėl
Japonui, kiekvienam Japonui labai patinka Lietuva. Pirmas dalykas tai, kad praeina laikas lėtai Lietuvoje ir antras tai žmonės yra labai maloni, draugiški ir trečias tai miestai yra labai faina. Ir tai viskas šiandien, todėl ačiū iki.